Sveiki. Norėjau paklausti, ar jūs tikrai to norite, kad žmonės būtų tokie pat kaip ir Londone, daro va štai tokius visokius dalykus ir labai daug tų karų tarpusavy vyksta. Aš turiu daugiau tokių nuotraukų, tiesiog nenoriu čia dėti, kai Jevgenijus atvažiuos, mes parodysime daugiau. Ir žiūrint į pranašystės, Mikaldos pranašystės, tai visa tai ir vyksta jau ten, Londone. Dar Lietuvoje to nėra, bet jau bus tas pats, jeigu neprisijungsite pas mus į kompaniją Aljansų. Nes ten dabar yra gyvenimas be taisyklių, statymai nebegalioja, tiesos neberasi niekur. Kaip jau minėjau, sutartys sudaromos, kurios paskui nebeegzistuoja, arba atvirkščiai daromos sutartys labai ilgam laikui, 2-3 metam telefonui, o gal man reikia tik tai 2 mėnesiam. Aš atvažiuoju į kitą miestą ir aš būsiu ten tik mėnesį arba 2 mėnesius. Kodėl negalima padaryti būtent trumpam? Tai labai įdomių dalykų yra ir jie iš tikrųjų baisus. Tai šita šlykštynė buvo gėlyčių gėlytė. Tai, kas bus toliau pasaulyje, tai bus kažkas baisaus, taip kaip parašyta šitoje knygoje. Ir aš vis dėlto jums nerekomenduoju, jūs realiai neturite pasirinkimo, jūs visi turite bėgti į Aljansum ir registruokitės pas mane. Jeigu būsiu gyva, aš jums visiems viską padėsiu ir su ta meile toliau eisim mes su Jevgenijum ir gelbėsime jūs toliau. Su meile, su Dievu.